Sakykite, Sonata, kaip pasikeitė žemė naudojant biologinius produktus? Dirvožemio struktūra labai pasikeitė, jau tą pajautėm 4 metais po naudojimo biologiją pastoviai. Tai kaip ir dabar matom, sakykime, vaikštant jaučiasi, kad žemė yra minkšta, jinai puri tokia, turi daug oro ir netgi po liūties, kaip čia matytume, rapsas kuo puikiausiai išdygo ir jeigu, sakykime, Jonišky pusė ūkininko atsėja rapsą, tai mums šiai dienai to daryti nereikia, nes jeigu ir atrodo, kad yra plota, bet jinai yra tokia trapi ir strupanti, tik tai vizualinis vaizdas gal negražus. O pats dirvožemis yra porus. Ir dirvos ta struktūra, kitokia. Šitą žemę gal kokius 25 metus dirbam. Kai ardavom, ta prasme, čia būdavo serija šitoje vietoje, pavyzdžiui, molis plytom dary. Užserė, jeigu pasilik 2-3 dienom, ten nežinau, kuo išdirbti, paskui būdavo reikia, daužai vargsti. Dabar, kad ir gerai striptilas būdavo, tų grumstų išverčia, bet jie paspaudė, jisai sutrupa kitai. Jisai visiškai kitoks, ta prasme, ir ta dirva. Čia dauguma ūkių tą pastebi, kad naudojant biologijos produktus įnešus į ūkio technologiją, po keletą metų keitės net dirvožemės struktūrą. O paties pastebėjimo, po kiek laiko, kai pradėjai naudoti, po kiek laiko pradėjo keisti struktūrą? Gal sakyčiau, kokiais 3 gal metais, kokiais jau akivaizdus, ta prasme, skirtumai buvo tikrai, kad ir ta, kai sakau, ir ta drėgmė kitaip gal dirbo, net vaikšto greičiau, neatsiranda tų balų tokių didelių ir sumažėjo grumstų kiekis. Ar kad ir sausesnį, ar šlapesnį tą lauką sudėdavai, mažiau jų buvo tikrai. Čia matom, kad pluta faktiškai nėra ten kaip kitose ūkiuose, kad 2 cm pluta, tai faktiškai čia tik paviršius sausas matosi. Ir, sakykime, tikrai misija įmanoma yra susitvarkyti dirvožemį, pasikelti humusingumą jos, naudojant biologinius produktus.